Kodėl mums svarbu balsuoti, eiti į rinkimus ir balsuoti, kaip atrodo? Rinkti naują prezidentą. Reikia rinkti naują prezidentą. Taip, naują. Labai svarbu. Taip. Ką reikės daryti, nuėjus balsuoti? Tokį gausi biuletenį ir ką reikės daryti jame? Reikės pabraukti. O kaip pabraukti? Su parkeliu. Su parkeliu kryžiuką uždėti. Taip. Žmonės su negalia jie jaučiasi taip pat piliečiais Lietuvos. Ir galimybė balsuoti tai patvirtinimas, kad jo nuomonė yra svarbi. Kiekvienas žmogus mes norim būti naudingi ir gyventi prasmingai. Atlyginimas, kad pakeltų. Man yra svarbu, aš galiu balsuoti. Esu Lietuvos pilietis. Konstitucija apie tai irgi parašyta. Visi mes piliečiai, visi turim teisę balsuoti. Tai jų balsas toks pat svarbus, kaip ir jūsų, ir mano, ir kitų. Tie kandidatai, va čia va pas mus visi surašyti, sukabėti. Ir šitoj va toj knygoj, va šitoj yra ten parašyta apie kiekvieną. Jie save pristatė va ten trumpai. Galima paskaityti apie kurį nors. Kas norėtų paskaityti? Svarbiausi mano politiniai tikslai. Pasaulis jau seniai yra atradęs šitą metodą, lengvai suprantamos kalbos metodą, kuris į Lietuvą atkeliauja tik neseniai ir tai tikrai puikus būdas, puikus metodas padėti žmonėms priimti sprendimą. Kas su mumis yra svarbiausia? Lietuvos gynyboje. Kai duodi supratimą žmonėms su negale, kaip reikia elgtis, jie labai tuo džiaugiasi. Kartais reikia paprastų dalykų paaiškinti, kaip kas vyksta ir tada jie drąsiai eina ir daro tai. Apie kurį mažiausiai ką žinai? Labai svarbu, kad mes juos pastebim, kad jie gali, wow, aš galiu ir tą daryti, o tikrai negaliu patikėti, tikrai galima, tikrai galima. Keisti požiūrį į žmonės su negalia. Reikia išsikovoti neįgaliems žmonėms tikrąją teisę balsuoti, su savo suvokimu balsuoti. Tai aš manau, jeigu mes norime žengti demokratėjimo keliu ir išsivaduoti duotų posovietinių pančių, tai ši grupė yra būtina mūsų pilietiškumui. Ne pirmą kartą. Aš jau dalyvauju ir pati balsuoju. Dalyvavau su tėčiu kartu. Smagiai išeinu. Prabalsavau už tą žmogų. Nuotaika gera buvo, kad aš jau pabalsavau už tą, ką norėjau balsuoti.